Sveiki visi DTV kanalo žiūrovai, dar vienas DTV podcastas ir šiandien mes, žinokit, vėl keturiese, bet su labai geru svečiu. Džiugas šiandien čia. Džiugas Emsaitis! Džiugesys praktiškai. Jo. Džiugai, žinai, kokį klausimą iš karto turiu? Tavęs nenervina, kai tavęs Siaurusevičium vadina? Čia, žinai... Nes televizijos pasaulyje tikiu, kad daug kas painioja. Nu, nes yra... Ne, šiaip painioja, tai aš galvoju, mano būsiu visą pasiekęs gyvenime, kai kas nors Siaurusevičių pavadins. O, kaip apsivers. Bet skaidiniai nebandai slėptis? Slėptis ne, esu buvęs. Esu buvęs LRT skaidiniai. Nu va, jau žinai. Ne LRT, teristoriniai teatro. Tai, o tu dėl to paties slėpėsi, ar ne? Nesislėpiau, šiaip tiesiog buvau. Meditavau. Okay. Mane vis laiką lengvai šokiruoja, koks Džiugas yra ramus šiaip, vat, žinai, be tokiam buitiniam kontekste, nes jeigu tenka viešai kažkur, žinai, vat, matyti, visą laiką būna ta pakelta būsena tokia, o vat, kiekvienas įgi, žinai, toksai, sveiki, nu taip kažkaip labai net supurto. Kažkaip, nu, savaime, nu, nežinau. Taupaisi, tipo? Ne, nu, nieko specialiai nedarai, žinai. Kai nereikia. Ir tenai, sakykime, kažkur, nu, ir viešai dar kažką, tai irgi, nu, ne dėl to, kad reikia būti čia linksmam ar kažkokiam užsihaipinusiam, bet matyt, taip... Tu šiaip namie ramus esi, ne? Nu, dažniausiai jo. O tu pastebi, kad, pavyzdžiui, tiesiog aš nesu noris perėti prie tų, ar tu pastebi, kad aplink tave, kai būna žmonės, tai būna linksmesni negu... Nepastebi. Nepastebi. Neturiu kaip palyginti, kokie būna. Šalmenės tokie būna, aš gal nestebiu jų šalies, reiškia, kaip jie kitose aplinkybėse elgėsi, žinai. Bet žinai, čia iš tos serijos, kai, nu, Džiugas vis tiek, ne, tikisi kažkokių pokštų, ten visą laiką žmonės, ne, ten Simpsono balsą, dar kažką. Bet iš tikrųjų yra tas posūkis, kad liūdniausi pasaulio žmonės yra klounai. Nu, iš tie, kurie, va, cirke juokina visus, jie iš tikrųjų dažniausiai sergantis depresija. Tai aš labai gerai, man šitą posakį kažkada amžinatilsį pasakė Šapranauskas, ar man teko garbė imti iš jo interviu. Ir jis buvo žinai, va, toks, aš prieš spektaklį kalbinau, jis taip sėdėjo, rūkė tą cigaretę ir taip lėtai man atsakinėjo į klausimus, žinai, ir toks, aš sėdėjau ir galvoju tokia, jau beveik meditacija, žinai, ant kiek žmogus ramus, ir po to jis ėjo į tą spektaklį, kuris, žinai, ir tu galvoji, come on. Man tai visada buvo įdomu, ar aktoriai, nu, tarkim, vis tiek labai visą gyvenimą vaidinat ir taip toliau, ir ar nepasimeta tarp vaidmenų ir realiam gyvenime. Jeigu, tarkim, tu ten vaidini visada linksma ir tu nebežinai, koks tu iš tikrųjų esi. Ui, ne. Čia tiesiog būna, kad kamera ir pasijungia į tą vaidmenį. Jo, ta prasme, ten, ne, tikrai nepasimeta ir juolab, kad ne visą laiką aš linksmą vaidinu, žinai, tai, nu, ta prasme, sakykime, ar tenai kažkur, tai ne visada būna komiški vaidmenys, žinai. Ne visur Tulionė ir Kostė, ne? Nu, tai. Čia gali būti ir žiūrovo, žinai, nu, klaida, kai tu ateini, žinai, kiek žinau, Rolando Kazlo buvo motivacija iš televizijos išeiti vien dėl to, kad jau visi per daug asocijavo jį su tuo, tipo kažkokį ten, žinai. Ir jo, nes tu ateini, žinai, parašyta ten, žinai, Džiugas, ten Siaurusaitis ir ten, žinai, ateini ir kažką, tu tikies kažko kito, negu kad yra. Nu, čia kaip į poną Byną žiūrėti rimtuose filmuose kažkur. Vis tiek, nu, tu lauki iš jo kažko. Nu, tai vat Kazlas jau buvo pasiekęs, man atrodo, tą lygį, kai jau net į dramą atėjo, vis tiek visi galvoja, kad to juoksis. Taip. Tai kažkoks buvo ten toksai mitinis atvejis, kur ten, žinai, kažkur irgi ten scena, kažkokia tokia rimto spektaklį ir ten jo, ar tai iš salės kažkokia reakcija, nu, tipo, kad jo... Tai kada juoksimės, maždaug? Jo, toksai nesusipratimas. Jo, yra tas toksai, nu, tokio amplua, toksai šleifas, nu, ta prasme, būna, bet, nu, ką daryti? O kuris tau šleifas labiausiai šiaip velkasi? Iš serialų, filmų, nemanau, kad iš teatro žmonės parsineša tos amplua ten kokį jeigu vaidini. Bet serialai daro įtaką. Man matyti, iš Moteris meluoja geriau, turbūt. Kostė? Kostė, jo, turbūt. Nu, aš užaugau iš viso su tuo serialu. Taip, su Moteris meluoja geriau serialų užaugau ir su jūsų balsu iš Simpsonų. Tai čia yra dalykai, su kuriais, nu, realiai, nuo pat mažens. Ten aš prisimenu iki dabar, kur buvo labai įdomu, kai aš
buvau visiškai mažas, nu ten mokyklinukas, mes pažiūrėdavome Moteris meluoja geriau ir tada jau turėjau eiti miegoti, žinai. Ir ten, kai jau užaugau ir atsikraušiu į Vilnių, turėjau garbės pavaidinti epizodinę Moteris meluoja geriau. Ir aš toks, wow. Jo, dabar galiu eiti miegoti. Oh my god, čia visi šie žmonės, kuriuos aš mačiau telekį ir taip toliau, tai buvo labai įdomus tas toksai įdomi patirtis, kada pamatai žmonės, su kuriais užaugai. Tai, o dabar ir dirbi tame, tai žiauriai yra įdomu ir faina. Tai... Bet čia, žinai, aš suprantu, apie ką tu kalbėjai. Man vis dar tas būna, nors ir pažįstamų tokių, žinai, žymių žmonių, su kuriais tikrai pats augai jau pažįsti, bet vis dar būna tas momentas, žinai, tas angliškas terminas yra starstruck, kai tipo tave tas, to žmogaus įtaka tau yra vis dar didesnė, kai tu vis tiek nesuvaldai, žinai, nes tai yra dalis tavęs. Tai ir paskui tą patį suprantu, kai aš jau irgi tą po biškį galiu patirti, kai, žinai, jau vedu žmonių vestuves, kurie žiūrėjo Atiduok modemą ir jiem čia buvo jų paauglystės dalykas, žinai. Ir tipo tu jiem kažką ten reiškia. Ir tada tu taip, žinai, net būna keista priimti tą, kad tavo nesąmonė kažkokia tau nereikšminga tiem žmonėm daug davė tuo metu, nes tu tiesiog kažkokią nesąmonę darai, o jiem atrodė, kad čia yra prasmė, kad čia buvo mintis kažkokia, žinai, ir jiem ten paskui ypatingai būna įdomus atvejai, kur sako, aš sako, pamačiau bičą, kuriam sako, atrodo visiškai viskas dzin ir sako, man kažkaip lengviau pasidarė. Turi kažkokį žmogų, nežinau, dainininką, aktorių, su kuriuo tau galbūt neseniai arba santykinai neseniai buvo tokia garbė, kad tu ranką paspaudėjai. Lietuvoje, nebūtinai užsienį. Buvo, tik pavardę pamiršau. Tokia garbė buvo. Ne, rimtai, pamiršau šitas, kur Hobbitą vaidino. Kur tu jį pagavai? Aš vaidinau su juo. Ok. Ai, kažkam filme? Aha. Martinas Freemanas, ne? Jo. Su Freemanu rimtai? Aha. Wow. Su Freemanu, jo. Jo, ir vienoj scenoj aš buvau jo šeimos apsaugos vadas ir mes prie vieno stalo taip kaip su jumis sėdėjom ir turėjom... Nuotrauką pasidaryti? Ne, neatsimenu, žinau, gal ir pasiriau, bet šitą prieš porą metų buvo, čia ir kalbėjom taip kaip mes dabar su jumis, reiškia, tokį dialogą turėjom. Geras. Tai man irgi buvo toksai, kur tu žiūri kino teatre su visais užsienio žvaigždėm ir tas Hobbitas, kuris, reiškia, pagrindinis ten ir... O jis irgi taip prie stalo persijungė tokį ramų viduje esantį žmogų? Jisai labai normalus, ten, man sako, kaip ir mes serialuose, reiškia, sakom, praseinam tekstą, praseinam. Tai jis man irgi sako, prašokam tą tekstą. Prašokam, praėjom ten kelis kartus gerai ten. Bet angliškai viskas. Angliškai, jo. Režisierius kažką ten pasakė dar, ten kelis dublius padarėm. Buvo tokia... tokia panašiai patirtis, žinai, kaip kažkam gal su manim, reiškia, tai man buvo, tai buvo. Man atrodo, kad kažkodėl tai yra išpūstas reikalas, kad užsienio aktoriai, tie, kurie žinomi, kad jie visi yra pasipūtę ir pasikėlę. Daugelis, man atrodo, yra paprasti žmonės. Daugelis, tai jo. Aš turėjau tikrai garbės filmuotis, kadangi čia tikrai nemažai filmavo amerikiečiai filmų, Hollywoodo, reiškia, tai... Tada buvo gal didesnės, aš tada buvau jaunas ir mažai to pasaulio matęs ir netoks žinomas gal, reiškia, ir tai buvo tokie triniesi tarp tokių, reiškia, žvaigždžių pasaulinių, reiškia, tai buvo smagus laikė tada kino studijai. Dabar jau toks įprasta, jau čia ar tas atvažiuoja, ar Pirsas Brosnanas čia, ar tenais, ar... Seni draugelė, Prašokam tekstą. Geras. Mes irgi, kadangi abu didžiuliai tavo Simpsonų darbo fanai, tu tikrai skaitydamas tekstą gali balsą kaitalioti iš vieno į kito tipo taip lengvai. Nu jo. Nes jis galvodavo, kad tu pirmai garsinė visam filmuke Bartą, po to tą. Nes man atrodė, aš taip įsivaizduoju, atrodo per didelis iššūkis, žinai, visam aparatui, žinai, perjungti iš į ten kažkokį. Tai aš buvau įsitikinęs, kad tikrai... Bet, žinai, kažkaip, matyt, čia su laiku tas ateina ir tai susiję kažkokios jungtis yra smegenyse ir su balso stygom, dėl to, kad tu girdi originalą. Tu persijungi ne dėl to, kad žinai, kad čia kalbės Margerio, o tu tiesiog išgirsti... Ir automatiškai išgirsti. Bet ne nuo pirmos serijos tai buvo, aš manau, čia turėjo išsiugdyti kažkaip. Turbūt atsimeni pradžią, vis tiek turbūt buvo, kaip tu tą suvaldėjai? Žinok, nelabai atsimenu, žinok. Tiesiog aš dabar, netgi kai pasižiūriu ten buvusių sezonų, ten jau nuo pirmo, ten žiūriu, ten kokiam antram sezone, ten
kažkaip labai ten keičiu balsą, ten trečiam iš viso tik tai vos manieros, žinai, ten penktam vėl kažkaip sviruoja, nes vis tiek metai eina ten, kai tuo metu atrodo, taip tuo metu ir garsini, žinai, tai jeigu dabar, pavyzdžiui, visus ten 31, ten kiek sezonų yra pergarsinčiau, tai turbūt būtų toksai vientisesnis, reiškia. O čia serijom koks kiekis yra? Nu, tai 22 serijos sezoną, tai 700 kokie. Čia daug. Kažkaip mes irgi kalbėjome, aš manau, kad tu esi vienas iš tų aktorių, retų atvejų Lietuvoje, kuris turi didžiulę kultūrinę vertę vien iš savo balso darbo, žinai, kiek yra padaryta. Tai yra tikrai nedaug tokių, žinai, aš primetu, koks radio šou gal buvo kažkada, kur, žinai, monetizavo tą stipriai, arba tikrai buvo big deal ir tavo... Bet čia tas pats... Įgarsintų, kiekis valandų įgarsintas tikrai didelis, nes labai ilgą laiką aš tą darau, tai 93 metų, sakykime. Bet ir turiu menį tą emocinę vertę žiūrovui, žinai, ką reiškia, nežinai, garsina daug kas, bet ką tai reiškia, nes tikrai, sakau, kai tu, žinai, žiūri ir tu lauki ir tai yra tavo dienos geroji dalis, žiūrėti, žinai, ir dar kai gerai padaryta. Jezu, mes iš pamokų bėgdavom, kad Simpsonus pažiūrėti. Taip, tai aš turiu menį, žinai, ir tas, žinai, aš jaučiu, kad tą reikia išsakyti, nes mes negalėsim normaliai bendrauti toliau. Po mūsų kažkokio kompanijos baliaus, kur paviljonė berods buvo. Tai po to, kaip ten baigėsi, ten išėjom po linksmybių barus. Toliau tęsti vakarėlio. Per senamiestį. Tai, žinok, beveik kiekvienam, ten jau buvo po 12 gerokai, tai prasme, ten buvo. Jau čia tas laikas, kai jau gali leisti savo prieiti prie kito. Ir tikrai ten daug ėjo, reiškia, jaunimo, bet tokio kaip Antanas prie manęs ir ačiū Jums už vaikystę. Bet čia kaip faina. Į kitą barą, čia jau susirinkau. Jau visi pavaišino. Taip, ir aš ką noriu, žinai, kad tai nėra našta, turbūt nereikėtų žiūrėti, kad čia o ir vėl, žinai, bet čia yra tikrai didelis dalykas, nes aš net neabejoju, va dabar, jeigu žiūrėsim šitą laidą su mano dukra, jinai man žiauriai pavydės. Nes jau jai 10 metų, jau jai čia yra irgi didelis dalykas, žinai, ir čia jau, žinai, aš jau tėvas galiu, žinai, tai jungiantis kartas yra tavo darbas, mes turim bendrų taškų, žinai. Nu, tai suprantate, Simpsoną kiekvieną 31 metai, 32, tai... Pranašingi. Kam buvo 0 metų, jau dabar jis suaugęs vyras su savo vaikais. O tu gilindavaisi į scenarijų, ką jie ten pasako? Ir tiesiog, pavyzdžiui, tau žiūrėdavai po to tą seriją, apie ką jinai, ar ne? Po to, kaip turėdavau laiko, ten aš pasižiūriu Simpsonus, kai užtaikau, tai... Bet kartais atrandi tokių dalykų, nes kartais garsindamas nespėjai žiūrėti. Nespėjai, nes kartais, jeigu būna daug teksto, tai tiesiog iš garso ir iš... tekstos spėjai skaityti, tai nespėjai užmest akies, reiškia, į ekraną. Tai kartais, matai, čia kaip buvo. O sūnus žiūri Simpsonus? Žiūri, jo. Bet jis žino, kad čia tavo balsas. Apie Herkų, jeigu kalbėtai, jisai dar ne, dar jisai mažas, jis jo suveda, bet dar jam ne tas. Tėti, paskaityk pasaką Barto balsu. Tai ir šiaip pasakas, aš, jeigu skaitau ir ne Simpsonus, tai prasme... Garsinė rimtai? Jo, pavyzdžiui, apie vilką ir 7 ožiukus, tai vilkas ten ateina su balsais. Šiaip labai rekomenduoju, jeigu tėvai skaitot vaikams knygas, tai neskaitykit bukai, bandykit tos balsus daryti. Aš matai, aš dar nepradėjau, tai va, aš patirtį kaupiau, tai rimtai, ten meškutė, tai Taip. Nes paskui... Katinėlis ten bėga. Bet kaip faina. Vilkas sako, valstieti, duok duonos. Tėtis ten sako, taip. Raudonkepuraitė. Mes dabar visi norim, kad tu mūsų įsivaikintų. Pasakos. Ta prasme, tai aš galvoju, Herkui taip, manau, kad pasisekė tuo kantu, reiškia, kad pasakas girdi tokia vaidybinės. Tai žinai, kaip bet koks psichoterapeutas ar psichologas sakys, kad viskas ateina iš šeimos, tai reiškia, kad jis jau savo šeimoje irgi tęs taikiausiai tradiciją, skaitydamas pasaką savo vaikams, žinai. Jam bus, man tėtis taip skaitydavo. Tai dar galima kitaip, monotoniškai. Šiaip neįdominčia. Geras. Man dar klausimas, jeigu, tarkim, garsini tekstą, ar tu
žinai tekstą, skaitęs esi prieš tai, ar tu ateini, gauni tekstą ir iš karto varai? Dažniausiai iš karto. Iš karto net nereikia. Jo, nu, yra buvę ten kažkokie filmai, kažkokie ir... Vieną kartą su Gabija Jaraminaitė garsinom, buvo tokia akcija, aš nesimenu, kokio čia, graikų kažkokios dienos, tai graikiški 2 filmai buvo, kur rodė Kudirkos aikštėj ekrane, ir buvo toks entertainmentas, kad mes gyvai garsinom, aš už vyriškus balsus, už moteriškus, kadangi kalba ten, berods graikų buvo, tai ten jo, ten ne angliškai, tai nelabai gali sugaudyti, tai turėjau tikrai pažiūrėti gal net porą kartų ir ten pasiekti tekstą ir sutaikyti su filmu, kad sklandžiai viskas tiesiog įvyktų tai aikštėje. Tai va, o šiaip tai dažniausiai ne, nes juolab, kad dabargi tokia, nu, tos technologijos, kur ten tą klaidą atsukti, ten užtrunka porą sekundžių, tai nėra... Bet turi filmus gesigarsinės, ne, personažus, tai ten turbūt dar įdomiau yra. Ar ten sunkiau? Ne, filmus, ta prasme, apie dubliažą kalbėjau, apie dubliažą, tai jo. Ten jau ieškoti reikia, ne? Ten jau labai toks, atrodo, kaip žiūri, tai viskas lengvai ir įdomiai, o iš tikrųjų ten toks gana juodas darbas. Ten po kelias frazes vis tiek kolitaikai į tą lipsinką, reiškia, tada lipsinkas gerai, nuotaika bloga, tada nuotaika gera, jau tada per ilgas turbūt sakinys, tai ten tiesiog tą sakinį kartoji, kol pataikai, kad būtų jau paskui rezultate gerai, bet tai ten irgi tos sesijos būna ne tai, kad ateini visą personažą užgarsinti, bet tiesiog 2-3 valandos, kol nepavargsta balsas, ir ten dėmesys. Paskui tada kitą dieną, tai ten jeigu toks didelis filmas, sakykim, koks pat Simpsonų filmas, sakykim, kur aš ten Homerį tik tai garsinau, tai ten buvo mėnesį laiko, gal trunka tas dubliažas ir nu, man buvo gal 10 ar ten, neatsimenu, 12 kažkokių tų sesijų po 2-3 valandas, kol sugarsinau visą šitą personažą. Tai ten jau toks juodesnis darbas, ne toks, kur ten... O šiaip kaip atradai, nu, va tą, kad tu gali garsinti? Ar čia tiesiog aktoriniam, jūs kažkokį kursą turėjot, ar kaip? Ne, čia buvo sena ta istorija, kai baigiau akademiją, 93-ais. Jo. Tada rinko balsus Santa Barbara garsint. Kur 6 balsai buvo, 3 moteriški, ten kaip pusiau personažai. Ne, Krūzas. Ten visi turėjo po kokius 5 personažus maždaug, nes, nu, sakau, 6. Tie, kurie mirdavo, vėl tau naują duoda. Po 5-6 turėdavo. Ir tengi 5 metus jie rodė, ar kiek ten... Paskui, nu, tų serialų padaugėjo, tai nebeapsimokėjo tų 6 balsų laikyti, tai liko 2, vyriškas ir moteriškas, o tuos kitus išskirstė, kitką garsinti, tai mane ten Simpsonus, vedęs ir turi vaikų, ten kitus tenai, kitus serialus, ten, nu, pagal specifiką, kas ten. Bet čia visiškai kosmosas. Aš šiaip labai dažnai ko girdžiu, kad turi mažą svajonę įgarsinti kokį nors personažą. Vienas toks sėdė. Aš, pavyzdžiui, irgi visą laiką... Užburtas, bet pasakai, kiek ten yra juodo darbo. Man tai, kai taip sako, man tai net nesvarbu, kad į eterį išito. Aš šiaip norėčiau pabandyti tai padaryti, nes ten iš manęs žengia, kad aš galėčiau būti geras kempiniukas plačiakelnis, nes moku tą balselį nutaisyti. Bet šiaip pats procesas labai įdomu būtų. Manęs gali net į eterį neleisti, man patirti tą tokį, tai labai įdomu. Ledynmetį ten buvo, kur ir pasilinksminė, ypač ledynmetį garsindami pasilinksminė, ir Simpsonus, aišku. Tai ką, šiandien tiek, buvo be proto įdomu, labai linksma, susitikime kitą savaitę ir pasimatykime ant TV, taip? Taip, iki.